apie tai. Aš apie normalų, sąmoningą žmogų, kuris žino, kas vyksta jo gyvenime ir žino, ką daryti, jeigu nori kažką pakeisti. Aš apie sąmoningumą. Dvasingumą sąmoningume ar atvirkščiai. Bet faktas tas, kad išgydymas ir suvokimas ir išsprendimas, jis yra sveikame prote. Tai nėra išplaukimas. Mes gydomės per meditacijas, bet mūsų meditacijos nėra išplaukimas. Ta prasme, muzikytė, patylėsiu, gal praeis. Vat tylėjimas. Ką tylėjimas atveria? Yra šita praktika, jinai, aš sakyčiau, atveda į akistatą. Jinai negydo, bet jinai atveda į akistatą. Bet dažniausiai žmonės eina į tylą, į tamsą ar dar kažkur, pabūsiu tyliai, išgirsiu savo širdį. Ir jeigu yra nepasiruošta, nežinau, kur padėtas, kas iškils, vargas tau. Ta prasme, realiai. Nes iškyla visa tamsa, o kur ją padėti? Ką su ją daryti? Ir kai žmonės man sako kitą kartą, aš bandžiau medituoti, man nepadeda, mano mintis skraidžioja, aš negaliu būti tyloj. Niekas tau neprašo būti tyloj. Mūsų meditacijos yra gydymas. Vat aš kalbu, yra meditacija. Ir aš sakau, darom šitą. Tai yra meditacija, kurios metu mes gydome. Kas bus, jeigu tu klausaisi muzikytės ir bandai nieko negalvoti? Nieko nebus. Nuo žodžių visiškai. Kodėl? Todėl, kad tu negalėsi negalvoti. Niekas neprašo iš tiesų tavęs negalvoti nieko, tai niekam nepadeda tavo negalvojimas. Ir antras dalykas, tu nusivilsi, nes tu suprasi, kad tu negali būti tyloj. Ir tavo mintis skraidžia visur, kur įmanoma. Netgi taip, kaip aš dabar kalbu jums, kas girdi mane, tai duok die, jūs girdite 50% to, ką aš sakau. Išgirstate. Mano studentai girdi turbūt daugiau, tikiuosi, bet kas nesate, jūs girdite nedidelę dalį. Tik tai, kas svarbu jums šiandien. Jeigu jūs įsijungsite mano webinarą už mėnesio, už 2, arba šiaip 2 kartą, 3 kartą klausysitės iš eilės, jūs pradėsite girdėti daugiau. Ne dėl to, kad aš greitai kalbu, bet dėl to, kad mintis nušoka ir išjungia jūs ten, kur jūs negalit girdėti, ko jūs negalit priimti. Mintis nušoka ir nėra. Ir paskui vėl grįžta atgal. Tas pats yra meditacijose. Kiek galima praleisti, kiek yra kanalo praleidžia meditacijos darime, tiek girdžiu, toliau išjungia, paskui vėl išjungia, arba kitą kartą sako žmonės, kai tu jau sakai, mes užbaigėme labas rytas, tada aš ir atsibundu. Taigi gali būti ir taip. Tai tiesiog nepraleidžia, per daug stipru, per daug visko yra ir negali kanalas praleisti. Žodžiu, sąmoningumas yra numeris 1. Sąmoningumas savo problemai ir problemos sprendime. Tai yra patys pagrindiniai dalykai. Jeigu einu pas būrėją, paburs, pažiūrėsiu, kas bus, paprašysiu, kad uždėtų man ten, palaikytų kažkokios ten lempą virš manęs ir galbūt pagerės, neveikia. Net jeigu pagerės, tai tik simptomo pamažinimas. Dar kartą, tai tik simptomo pamažinimas, o tai trumpalaikiškai. Lapus nuskyniai, gražu. Rytoj atsisukai, yra. Ką darai? Vėl eini skinti lapų pas tą pačią būrėją savo, kad tau vėl tą lapą nuskintų. Nuskynė, gražu. Praėjo diena ir vėl yra. Tai yra lapų skabimas. Dėl to nepadeda. Ir nepadės, ir labai gerai, kad nepadeda, nes tokiu būdu mes užsihipnotizuojam ir galvojam, pravažiavom. Bet mes atėjom čia ne pravažiuoti, o išgydyti sielos. Mes atėjom išgydyti sielą. Tai yra labai svarbu. Mes išgydyti savo širdį atėjom. Ką daryti? Labai, labai blogai. Ar iš viso įmanoma man tik kapai? Įmanoma. Net jeigu tu viską išbandėjai, įmanoma. Ir aš tą sakau atsakingai. Įmanoma. Net jei atrodo visiškai vilties nėra. Yra viltis ir aš tau ją duodu. Jinai yra. Esmė yra atsakomybės prisiėmime. Aš noriu spręsti. Neverkti ten, kokia aš nelaiminga ar koks aš nelaimingas, kaip man nepasisekė gyvenime, kaip viskas pas mane sugriuvo ir taip toliau. Ne
kankintis kažkur tai ir galvot, kad nuo to pagerėsiu, nepadės. Tai, kad mes pasislepiam į kamputį ir raudam, nepadės. Tai yra auka. Jeigu mes galvojam, kad mes tokie ypatingi ir mums vieninteliam šitaip nepasisekė, turiu nuvilt, yra daugiau. Šiandien kalbėjau bent su 3 žmonėm, 4, kurie iš viso be vilties. Per vieną dieną. Tai va dar kartą kartuoju, tie, kas žinote, kas yra džiaugsmas, jūs esate privilegijuotieji. Bet tie, kas galvojate, kad jūs niekada jo nepatirsite, aš jums pasakysiu, jūs tokie patys privilegijuotieji kaip ir anie, tik tai jums reikia peržengti tam tikrą slenkstį. Ir jūs tą patį galėsite parašyti, aha, žinau, kas yra džiaugsmas. Aha, žinau, kaip jaučiasi būti laimingu. Aha, žinau, kas yra šviesa ir meilė. Ir aš žinau, ką reiškia juoktis. Po to, kai buvau ten ir buvo šitaip ir anaip.